Sveiki, aš Linas, VGTU komandos narys. Šiame siužete kalbėsime apie kūrybiškumą, apie kūrybinį mąstymą, kuris skatina ne tik rašyti eiles ar tapyti, bet ir kurti išradimus, daryti mokslinius atradimus ar pradėti naują verslą. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad kūrybai technikos universitete tikrai ne vieta. Tačiau toks mąstymas ne tik ar netitinka šiuolaikinio inžinierių sampratos, bet ir gerokai atsilieka nuo dabartinės ekonomikos tendencijų. Kodėl? Į šį klausimą jums atsakys Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojai Rasa Levickaitė bei Andrius Sušinskas ir universiteto studentai. Vilniaus Gedimino technikos universitetas yra ypatingas Lietuvoje pagal savo siūlomų unikalių studijų programų pobūdį. Šios studijų programos mūsų nuomonė atitinka šiuolaikinės kūrybos ekonomikos aplinkos poreikius. Šie poreikiai yra formuojami kintančių medijų, kintančio gyvenimo būdo, šiuolaikinių technologijų, inovacijų, naujų verslo modelių ir kitų veiksnių. Yra gausi paletė kūrybingumo aiškinimų ir teorijų. Tačiau aptariamųjų atveju norėčiau paminėti dvi kūrybingumo rūšis. Pirmoji rūšis – tai mūsų prigimtinis kūrybingumas, kuris yra būdingas daugeliui visuomenių ir kultūrų. Šio kūrybingumo išdava ir teikiamas rezultatas – tai yra estetinė funkcija. Antroji kūrybingumo rūšis – tai būtų mokslinis techninis kūrybingumas. Ir jis yra labiau būdingas industrinėms išsivysčiusioms vakarų pasaulio šalims. Šio kūrybingumo išdava – tai inovacijos, technologijos, mokslo tyrimai ir plėtra, nauji verslo modeliai, netikėti posūkiai mados, dizaino ir kitose industrijose. Kūryba, mano požiūriu, yra du dalykai. Vienas dalykas – kurti technologijas, kitas dalykas – kurti gebėjimus. Tai vienas gali būti apčiuopiamas, tarkime, mes sukūrėm technologiją, kaip tą padaryti, kaip pagaminti kažkokį konkretų daiktą. Kitas dalykas, pavyzdžiui, mes sukūrėm gebėjimą, pavyzdžiui, pritaikyti kažkokias žinias. Taip pat mes jas galim atrasti arba sukurti. Tai jeigu daugiau eina inžinierijos ir moksluose būtų sukurti kažkokį procesą, technologiją, taip moksle būtų daugiau sukurti žinias ir gebėjimą, kurį galbūt po to galima pritaikyti, kurti tos technologinius procesus. Ir tada kyla klausimas, ar gimstama kūrėjais, ar jais tampama. Galbūt dar sunku atsakyti iš karto, bet aišku, kad mes universitete galim skatinti tą kūrybiškumą. Mūsų studentų tikslas nėra atkartoti kažkokias specifikacijas, atkartoti kažkokias taisyklės, bet būtent tikslas yra kurti tas taisyklės, kurti tas naujas specifikacijas ir mokėti panaudoti esamus. Ir toks stebuklų kūrimas turbūt yra daugelio žmonių svajonė arba pilnatvės jausmas, nes žmogus kurdamas jisai tampa laisvas iš vidaus, žmogus kurdamas sukuria to, ko anksčiau nebuvo ir tai yra kažkoksai vidinio pasitenkinimo pasiekimas. Kūryba man yra tai tobulėjimas, nenustygimas vietoje, kai nesusitaiksti su esama padėtimi, kai nori pasiekti kuo daugiau ir tai nėra būtinai piešimas ar šokis, tai yra kūryba, bet kitokio pobūdžio kūryba. Šiuo metu dirbu UAB Pixelmator Team įmonėje, kuri kūrė vaizdų redagavimo programinę įrangą. Darbe galiu pritaikyti žinias, kurias įgijau universitete, nes studijavau tiek technologijas, tiek komunikaciją, o bendraujant su vartotojais, tai yra labai svarbu suprasti, ko jie klausia, o taip pat reikia ir suprasti tai, su kuo dirbi, tai yra programinė įranga. Asmeniškai man kūryba yra tai problemų nestandartinis sprendimas, suradimas geriausių kelių per visiems žinomas taisyklės, tas pačias elektronika. Inžinierių moksle yra pakankamai daug teorijos juose, tačiau prie tos teorijos pridėti savo kūrybingumą tam, kad sukurt kažką naujo. Netgi tą pačią problemą pažiūrėti kitų kampų. Manau, kad robotus tikrai būtų galima prilyginti meno kūriniams, nes tikrai sukurt robotą, tai šiek tiek menininkų reikia būti, tiesą sakant. Robototechnika tai būdas atskleisti save, nes tu gali vienu šūviu nušauti 3 kiškius. Darant robotus tu gali išmokti mechanikos, programavimo, elektronikos žinių įgyti. Tiesiog tu gali tą įgyvendinti praktikoje. O čia yra gyvatėlė. Irgi nestandartinė, nes valdoma yra judesiu.
irgi vienas iš nestandartinių sprendimų, kaip padaryti valdymą žaidimui. Taigi, tikiuosi šiandien pavyko jums įrodyti, kad kūryba, technologijos ir inžinerija nėra mirtini priešai. Atvirkščiai, tik derinant šias sritis pasiekiamas geriausias rezultatas.